praeito podcast'o asmeniškai gavau nemažai feedbacko, kuris tikrai yra svarbus. Kaip ir minėjau, šitos įrašytos mintis yra tikrai ne visiems. Mažai žmonių gali išjausti ir pasiimti tai, ko jiems reikia iš tų įgarsintų minčių. Kas mane pažįsta, daug kas sakė, kad balsas nebuvo labai natūralus. Kiti sakė, kad iš vis kažkokį čia šūdą darau. Bet žinot, kas yra svarbiausia? Kad net tie, kurie šių įrašų nesupranta ir vadina mane atsilupusiu, net juos tas video pastumia į priekį bent 0,001% link empatijos suvokimo. Fun fact, daug kas net nežino sąvokos empatija. Tai to žmonės viskas, kas yra nežinoma, gąsdina. Ir tai, apie ką yra šitie įrašai, kiekvienam iš jų bus smegenų dirbtinio intelekto blok. Ir viskas su to yra ok. Visi mes turime skirtingus kelius ir tikrai ne visi turi suprasti mane ar tave. Svarbiausia, kad jaustumėsi, jog teisingų kelių eini ir kuri vidinė pilnatvė savyje, būnant kūrybinėje, o ne destrukcinėje aplinkoje, kuri labai mus riboja. Ir iš to kilo šiandienos tema – autentiškumas ar buvimas kaip visi. Labai paprasta gyventi taip, kad visi pritartų, priimtų, kad draugų tik daugėtų, kad visada būtum užimtas ir jaustumėsi svarbus, bet tik tol, kol išpildai kitų lūkesčius. Bet kur tada liekame mes? Kur tas vidinio aš suvokimas? Ši tema taip pat atsirado, kai sutikus su pažįstamais manęs paklausė. Matau, įlindai į eketę. Ir labai smalsavo, kaip tai padariau. Kodėl tai pasiryžau, net jei tai nėra gyvenimo būdas ar kasdienis reikalas. Nes nėra taip, kad aš dabar nardau kasdien kaip ruonis šiltame vandenyje. Aš tiesiog suvokiu, kad padaryti maži dalykai dėl savęs, dėl ieškojimo, kuria naujus paternus. Kitaip sakant, kelius naujus smegenyse. Mūsų toje dažnai rutinoje uždulkėjusio kompiuterinėje dėžėje. Ir tas žmogus nejaukiai, nes tai nėra normalu, šiek tiek pasimetęs, pasakė. Žinok, visai ir aš norėčiau išbandyti. Ir tada aš paklausiau, o kas tave stabdo? Ir tada pradeda jungtis proto žaidimai, kurias mes mokėme žaisti nuo vaikystės. Kurias mums įdegė tėvai, kurie vertino aplinką, kad jeigu išeini iš normų, kaip šiame pavyzdyje maudaisi ne vasarą, o žiemą, tu esi tiesiog debilas. Yra žiauriai juokingas toksai mąstymas. Bent jau mano vaikystės aplinkoje dažnai naudojamas pasakymas, va tie tai jau menininkai. Čia vos ne sinonimai yra. Menininkas ir jau toksai nupušęs žmogus. Ir čia buvo įžeidimas visiems tiems, kurių viduje nesupranti.
Ir tik suaugęs suvokiau, kad tai buvo tik tų žmonių baimės, kurie kitus vadino menininkais, durneliais vien tam, kad jie darė tai, kas jiems tuo metu yra nesuvokia. Kad darė tai, ko jie nedrįsta ar bijo, o gal net nenori. Bet labiausiai dėl to, kad save pateisintų ir nereiktų prisimti atsakomybės už tai, kad gyventi neieškojime, gyventi nelaimingai rutinoje yra ok, nes visi taip gyvena. Be abejo, nereikia absoliutinti. Visų keliai skirtingi, kitų laimė yra šeima, kitų nuolatinis keliavimas po pasaulį, kito tiesiog teptukas ir molbertas. Bet kad tai suvoktum, turi kurtis autentiškumą, o ne eiti su banda, kuri pasakoja, kad turi turėti šeimą, vaikų, darbą. Po to seka dar daugiau vaikų, dar geresnis darbas ir šitame paterne nebelieka tavęs. Ko tu iš tikrųjų nori? Tada tas žmogus visą tai patvirtino. Sako, šalia mano namo yra prūdas, bet aplinkui yra daug kaimynų langų, kurie jeigu pamatys, tada pagalvos, kad jau jam šarabanai susisuko. Ir vėl, ir vėl, ir vėl bus gėda prieš kitus. O tuo metu tyliai viduje sėdintis aš, kuris yra esmė pilnatvės gyvenime, išjungia tik pradėtą besijungiančią šviesą ir nueina vėl laukti tos naujos elektros. Vėliau žmogus patviravo, kad nuo visko yra pavargęs. Šeima, vaikai, darbai. Norėtų kažką keisti, bet nebeturi laiko. Tiesiog gyvena kaip visi, su rūpesčiais, atsakomybėm, kurių vis daugėja ir nebelieka laiko išgirsti savęs. Tada sakau, stabtelk. Žiūrėk. Šiuo metu tu bėgi kaip žiurkėnas rate, su visom savo kasdieniam atsakomybėm ir rutina. Kokie maži žingsniai gali padėti bent pasukti ar iškišti galvą iš to rato? Ir čia galite pagalvoti patys kiekvieną savo individualiai. Visi mes neturime laiko, bet visi mes turime norų. Kai kas kelintas mėnuo jau nepaima knygos į ranką, kurią vis nori paskaityti. Kai kas nori nuvažiuoti tiesiog į mišką pasivaikščioti, bet galvoja geriau namie padarysiu darbus, kurių žiauriai daug prisikaupė. Žinot tą nusilaipinimo mėnulyje pasakymą? Mažas žingsnis žmogui, bet didelis žingsnis žmonijai. Tai aš jį šiek tiek performuluočiau. Mažas žingsnis padarimo tai, ko nori, dėl savęs, o ne ką reikia. Didelis žingsnis vidinio aš ir vidinės pilnatvės kūrimo. Smegenyse nauji tinklai ir paternai, kuriami su naujais dalykais, kuriuos nori padaryti. Kiekvienas mažas dalykas padeda tau pradžioje, bėgant tame žiurkių rate, apsidairyti. Darant jų daugiau, gal jau iškišti galvą, bet vis dar bebėgant.
Tada žiūrėk, jau pastebi daug kitų žiurkių ratų. Galbūt tas kitas ratas jau bus tavo, o gal tu pats jį kursis. Žmonės pradėjo daryti kažką naujo, nežalingo savo, kaip tarkim meditacija, sportas, ar jau mūsų apkalbėtas lindimas į šaltą vandenį žiemą sukuria naują baltą lapą, kurį organizmas nori pildyti šviesa. Visi gali pritarti, kad pradėti daryti nauji pozityvios aplinkos dalykai nustumia žmogų nuo toksiškų kasdienių dalykų, kaip alkoholis, junk foodas, buvimas nelaimingų žmonių bendruomenėje. Nes organizmas nėra sukurtas save žaloti. Jis gavęs galimybę kurti naują paterną, jame bando pasiimti maksimumą švaros. Bet visa tai ir gąsdina, nes mes pratę prie visko nustovėjusio ir saugaus. Atsiminkit, kad pokytis prasideda nuo tavęs. Keičiantis tavo įpročiams, keičiasi ir tavo aplinka. Gali laikyti įsikibęs aplinkos kiek tik nori, bet jei pradedi žengti žingsnius, kurie veda link evoliucijos, o ne stagnacijos, o galbūt kartais ir regresijos. Tu nesąmoningai trauki tai, kas tu esi. Nesistengime būti kaip visi. Nebijokime suprasti ir mokytis iš kitokio mąstymo, kitokių patirčių. Tik svarbiausia, kad jos būtų labiau pozityvios, nei žalingos. Kiekvienas mūsų mažas žingsnis sukuria naują liniją gyvenime. Net nesąmoningai. Net nereikia didelių pastangų. Reikia tiesiog padaryti tai, ką nori dabar. Nelaukti rytojaus, nes laukti yra patogu, o viskas, kas patogu, yra šabloniška.